Garbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, malonu su jumis susitikti šioje laidoje. Laida Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Taigi, su manimi studijoje fakulteto dėstytojas, docentas daktaras Artūras Lukaševičius. Sveikas, Artūrai. Sveiki, gyvi. Na, mes tradiciškai artėjant stojamiesiem egzaminam ir priėmimui į studijas kalbamės apie fakulteto siūlomas studijų programas, apie naujienas universitete ir ši laida taip pat bus skirta tam. Iš tikrųjų, šie metai fakultetui ir visam universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui, yra nauji metai su daugybė naujienų, nes naujas rektorius įsirinko naują prorektorių komandą. Taip pat dauguma fakultetų turi naujus dekanus, Katalikų teologijos fakultetas turi naują didįjį kanclerį, tiem, kurie nėra iki galo susipažinę. Patikslinu, jog didysis kancleris visuomet fakultete yra Kauno arkivyskupas, taigi Kauno arkivyskupo pareigas pradėjus eiti vyskupui Lionginui Virbalui, jis šiuo metu ir atstovauja fakultetą Vatikane, o Vatikano katalikiškojų studijų kongregacija atstovauja Lietuvai ir universitetui. Na, džiugi naujiena yra taip pat ir ta, jog šiemet pasibaigė labai didelis teologijos fakulteto programų vertinimas. Užsienio ekspertai, profesionalai šios srities iš viso pasaulio atvažiavo į fakultetą, tokia komanda. Iš tikrųjų, tų komandų buvo ne viena, kiekvienai studijų programai buvo sudaryta atskira komanda. Taip pat ir Vatikano atstovai įvertino studijų programas, susitiko su studentais, partneriais, dėstytojais, tyrinėjo dokumentus, tyrinėjo studijų sąlygas ir visas programas įvertino labai aukštais ir aukščiausiais balais. Taigi dabar 6 metus mums reikia ne nuvilti ir iš tikrųjų pateisinti tos lūkesčius ir dar toliau tobulėti, bet tai yra labai didelis pasiekimas fakultete. Taip pat ir fakulteto mokslo veiklos vertinimas buvo labai sėkmingas ir fakultetas įvertintas gana aukštais balais Lietuvos kontekste vertinant. Tad tokios techninės detalės ir mes tikrai nemažai kalbėsim dar apie jas, bet štai, Artūrai, aš vis labiau dabar tam įkarščiui priėmimo artėjant susiduriu su procedūromis priėmimo į universitetą, į fakultetus. Matau moksleivius, kurie jau užduoda klausimus ir jų lūkesčiai dideli, jie galvoja, ką jie veiks ateityje, kokios jų svajonės, jie tas svajonės veria ir staiga man norisi pradėti šią laidą labiau nuo tokių asmeninių dalykų galbūt. Vis dėlto mes, Artūrai, buvome taip pat tie moksleiviai ir vėliau tapome studentais. Kas tos teologijos ir religijos studijos buvo mums? Kas jos buvo, pavyzdžiui, tau? Kokia tai buvo kelionė? Kaip ji prasidėjo? Kaip ji vyko? Kokie tavo atradimai? Ir kodėl tu vis dėlto vis dar tebesi teologijos ir religijos studijų srityje? Tai ačiū, Benai, už tokį gilų, platų klausimą. Čia reikia dabar neišsiplėsti per daug. Aš į teologiją atėjau po chemijos, technologijos studijų KTU ir Dievas mane vedė į tai, man to ir nežinant. Aš įstojau į teologiją šiek tiek netyčia ir ne iš karto supratau, kam aš čia esu, tačiau po poros metų man tapo aišku. Gal jau ir 1 metų pabaigoje atradau teologiją kaip studijas pačių svarbiausių dalykų. Aš studijavau chemiją, man chemija patiko, viskas tenai buvo gerai, dirbti nelabai ruošiausi to srityje, bet chemija kaip mokslas, viskas tvarkoja, galima ir mokslą likti įvairiai, bet štai teologijoje pradedam kelti pačius svarbiausius klausimus. Tai man asmeniškai tas didysis atradimas teologijos tai yra kad čia keliame pačius tokius jau galutinius svarbiausius klausimus, ant kurių paskui galime statyti visą kitą, tame tarpe ir chemiją. Atsakius į šitos klausimus, chemija taip pat randa savo teisėtą ir gerą vietą gyvenime. Tai štai tie klausimai, tas prasmės klausimas, pavyzdžiui, asmeniškai labai buvo svarbus, kokia prasmė yra. Tarkim, dirbsi, uždirbsi, išleisi ir paskui vėl dirbsi, uždirbsi, išleisi ir taip darysi, o kas iš to? O koks skirtumas būtų, jeigu, tarkim, nedirbtum, neuždirbtum ir neišleistum? Koks čia esminis skirtumas tarp vieno ir kito? Tai štai teologija. Aš 3 metus studijavau Vytauto Didžiojo universiteto
Katalikų teologijos fakultete. Ir tada po tų 3 metų išvažiavau į Jungtines Valstijas, užbaigiau bakalauro studijas ir magistro studijas, dar 3 metai tenais buvo. Ir man buvo labai svarbi šita tokia dviguba patirtis. Lietuvoje įstojau su pačia pirmąja laida, buvom didžiulis kursas, didžiulis konkursas, buvo 70 žmonių priėmė į pirmą kursą, nemaža dalis jų paskui nubyrėjo, studijos buvo pakankamai reiklios. Tai visas toksai tas mechanizmas šito, reiškia, į tų 3 pirmųjų metų, tas lietuviškas entuziazmas viso atgimimo tų laikų. Ir vėliau Jungtinėse Valstijose, kas mane tikrai sužavėjo ir aš jau nusprendžiau likti visam gyvenimui teologijoje, tai dermė tarp proto ir praktikos, tarp teorijos ir maldos gyvenimo, bendruomeninio gyvenimo, evangelizacijos praktikos. Visa tai buvo man ypatingai stiprus postūmis ir aš supratau, kad aš norėčiau čia būti ilgam. Ir paskui grįžau ir nuo to laiko ir, kaip sakant, ir likau fakultete visam likusiam laikui. Kaip tu, Benai? Norėjau iš karto klausti, ar nesigaili, ar tau vis dar gerai? Jo, nesigailiu. Tikrai man čia labai patinka. Esi taip pat ir katechetikos centro direktorius. Jo, esu ir praktikoje. Reiškia, ir dėstau teorinius dalykus, ir čia pat turiu galimybę juos įgyvendinti praktikoje. Man tai ypatingai patinka. Ir didelis džiaugsmas, kad mes galime ir net iš to gyventi galima, tai tikrai privilegija. Ir aš visą laiką, kai kviečiu ką nors svarstyti galimybę studijuoti fakultete, jaunus žmonės ar jau ir šiek tiek gyvenimo paragavusius žmonės, visą laiką reiškia orientuojuos į tą, ar tu turi tą norą skelbti, norą dirbti, nes jeigu jo nėra, tai tada gali būti, kad dar truputį ankstoka stoti į fakultetą. Na, iš tiesų mano labai panaši ta patirtis. Aš taip pat studijavau muzikos akademijoje, kitoje srityje ir labai gerai sekėsi, bet tikrai labai teigiamai prisimenu tas studijas, buvo labai įdomios studijos, bet va tie nelemtieji, o iš tikrųjų tai turbūt lemtieji prasmės klausimai, norėjosi dar daugiau, jaučiau, kad yra kažkokie tai klodai tokio pažinimo, kuris man teiktų didesnį džiaugsmą. Čia neapsimesiu, kad buvau tokios kažkokios sunkiosios prasmės ieškotojas. Norėjau džiaugsmingo gyvenimo. Bet tą džiaugsmą tikrai man teikia galimybę kelt tos klausimus apie gyvenimą ir mirtį, apie grožį, apie žmogų ir Dievą. Ir kažkaip žinau, kad tas yra didžiulis minties bagažas tos bažnyčios. Buvau atsivertęs žmogus, buvau tikintis žmogus. Yra ten tie bažnyčios tėvai, yra švento rašto aiškintojai ir patį šventą raštą gali geriau suprast, pažint. Labai norėjosi viso to ir tikrai negalvojau apie jokią ateitį, kai įstojau Katalikų teologijos fakultetą, negalvojau taip maždaug, tai kokia čia bus mano profesija, kiek aš uždirbsiu, bet tiesiog džiaugiausi ir manau, kad šiandien tai taip pat labai aktualu. Tas laikas jau tie laikai gerokai praėję, kai įstodavai į specialybę, jau tikrai žinodamas, kad tai ir bus tavoji profesija. Šiandien tiek daug dalykų keičiasi ir tyrimai rodo labai įdomų dalyką, jog sėkmingiausi yra ne tie žmonės, kurie labiausiai pataikė studijuoti tą dalyką, kuris yra pelningiausias, neva tai, bet tie, kurie studijavo tai, kas juos labiausiai, kaip jaunimas sako, veža, labiausiai pripildo prasme. Prisimenu tokį įdomų video liudijimą. Pagyvenęs žmogus, europietis, pasakojo apie savo klasės susitikimą. Sako, susitikom tie klasiokai ir mane tiesiog nustebino, kiek daug iš jų yra nelaimingi. Beveik 80%, 70% sakė, nežinau, kaip čia tas mano gyvenimas. Nieko, taip, ką dabar? Lyg ir viskas yra. Ir tas žmogus sako, ir aš atkreipiau dėmesį, kad patys laimingiausi buvo humanitarai, kaip bebūtų keista. Tie, kurie rinkosi studiją susijusią su grožiu, su prasme, tai vėliau galbūt netapo jų profesija, kai kurių tapo, kai kurių ne, bet jie tuos 4 studijų metus iš tikrųjų skleidėsi.
Nes tai buvo studijos, kurios buvo jiems skanios, ten, kur jos gal vieni kiti dalykai nebuvo tokie skanus, jie rado kažkaip tai gauti tą papildomą pažinimą, bet jie turėjo krypti šitų studijų, kurios jų širdžiai buvo svarbiausios. Ir kai 4 metus studijuoji tik tai, kas galbūt bus naudinga, tai tas skleidimas jis toks nelabai stiprus, bet kai studijuoji tai, kas tikrai tau yra skanu, o jeigu net ir negauni klausimų, tada tavo užsidegimas randa tos klausimus kažkur greta, bet visas tas bendras studijų laikas išskleidžia tą asmenybę tiek, kad paskui labai nesudėtinga ir toliau ieškoti kitų studijų programų, rasti kažkokią specialybę, nes tai yra džiaugsmingas, save atradęs ir protingas žmogus. Na tai čia su mūsų dabartiniu popiežiumi gerai susisieja. Pranciškus, reiškia, stipriai kritikuoja tą mūsų vartotojiškumą. Ir aš dabar nežinau, ar jisai, ar kas čia tokias taip gerai sudėjo į 4 trumpus žodžius, sako, reiškia, gyvenam visuomenėje, kurioje vis didesnė vieta užima tokia, reiškia, seka dirbti, pirkti, vartoti, išmesti. Ir tikrai esame stipriai sukami į tokį, reiškia, 4 žodžių šitą verpetą. Ir lyg ir atrodo, čia ir turėtų būti prasmė, reiškia, dirbti, pirkti, vartoti, išmesti, paskui daugiau dirbti, daugiau pirkti, daugiau vartoti. Dar daugiau ir lyg ir čia tu žmogau turėtum rasti. Tai čia va ta, reiškia, kartais nelengva iš to verpeto išsisukti ir ko gero, kaip sakai, Benai, tas humanitarinis, reiškia, gilesnis žvilgsnis studijose padėtų, gali suteikti galimybę žmogui, reiškia, plačiau pamatyti gyvenimą ir paskui vėlgi tikrai tie techniniai mokslai yra šaunus ir puikus, daugybė dalykų pasiekia, bet jeigu neturi to platesnio žinių, ar gal net tokio, reiškia, bagažo, ne tai kad žinių, bet kažkokio tai reiškia pasaulėžinio pagrindo, pasaulėžinio žemėlapio, tai tikrai vat, tas tavo minėtas žmogus, kalbėdamas apie savo klasiokus, reiškia, aš stipriai susisieju su juo, reiškia, jeigu tavo gyvenimas susiveda vat, į daug dirbti, daug uždirbti, ar tikrai po 10-20 metų nepasirodys, vis dėlto čia toksai uždaras, užburtas ratas, kuris niekur neveda. Na taip, ypatingai jeigu troškimas yra žinoti, kas čia iš tikrųjų darosi. Tas būna tokie mažieji klausimai, tie mažieji klausimai be galo svarbus. Pavyzdžiui, kokie nors buitiniai klausimai, ar ne, arba kaip versliai gyventi šitoje visuomenėje. Čia labai geri klausimai ir mes ir fakultete studentams sudarom galimybę juos spręsti, net ir siunčiam į seminarus įvairius, jie gali pasiimti gretutinę specialybę ir panašiai, tačiau tas yra taip pat ir esminis klausimas. Aš negaliu būti šitoj tikrovėj, neturėdamas ryšio su atsakymu, kas iš tikrųjų vyksta. Ką mes čia veikiam šitoj žemėj? Kodėl aš čia? Koks mano kasdienos pašaukimas? Ką aš turiu daryti, iš esmės, kad būčiau laimingas, kad pataikyčiau į gyvenimo taikinį, ar ne? Tai kai turi šitą klausimą, negali nurimti ir iš tikrųjų man, kaip buvau studentas, tai prisimenu studijas pirmiausia kaip pamaitinimą, kaip labai ištroškęs žmogus gauni gert. Tai man kai kurie bažnyčios tėvai, staiga aš pradėjau juos naršyti, atradau, vartydavau tas teminės rodykles, rinkdavausi tuos žodžius, rašydavausi ant lapelių visur tuos atsakymus, kuriuos rasdavau, norėjosi juos integruoti kažkokius rašto darbus. Taip pat pagaliau ir sužinojau kažką apie perteikimo dinamiką, kad galima kalbėti skirtingą kalbą, skirtingam klausytojui, kad Naujasis testamentas yra ir semitinės kultūros, ir graikiškos kultūros dalis, ir štai kodėl tie terminai tokie yra, ir tie terminai reiškia. Ir ką aš beskaityčiau, tai nebuvo kažkoks 2000 metų senumo atsietas pažinimas, tokia teorija pakibus, bet tai buvo kažkas, kas man trinktelėdavo tiesiog tą pačią akimirką mano gyvenimui, čia ir dabar. Kažkaip per tą informacijos rautą ten nuolat prasikišdavo tie tokie gyvieji dalykai, kuriuos eidamas galėdavau apmastyti, atrajoti, kaip mūsų profesorius Juraitis sakydavo, ar ne, skanauti juos, apie juos melstis. Ir jaučiausi tikrai, kad tas laikas buvo labai prasmingas ir baigdamas studijas, buvau tame pasaulyje taip labai prasmingai įsitaisęs toks jausmas, tokioje kelionėje, kaip krikščioniško pašaukimo supratime.
Bet tai, ką sakai, dar aš taip susiečiau, man buvo labai svarbu tą turėti galutinį tikslą. Reiškia, turime čia tokių daug tarpinių tikslų, pavyzdžiui, įgyti profesiją, reiškia, ten įsidarbinti, uždirbti, viską. Ir tai yra gerai, bet kažkaip tai tie tokie tarpiniai tikslai, jeigu nėra galutinio, man labai kažko tai stokoju. Reiškia, o kokia ta galutinė, į viską kažkaip tai arba yra kažkoks tai galutinis. Ir Benai prisimenu, man tai buvo svarbu, reiškia, tas galutinis tikslas turi viršyti laiką, turi būti nepavaldus mirčiai, reiškia, mirtis jau negali sugriauti, reiškia, arba yra tas galutinis tikslas, arba galų gale tada tie visi tarpiniai tikslai, yra gana tokie bereikšmiai, arba maža reikšmė, arba reikia kažkaip tai truputį save, gal užglušinti kažkaip, kad nesikeltų tie klausimai tokie aštrus, ir įtikinti save, kad neverta jų kelti ir tada kažkaip taip truputį nurimti, save nuraminti, sumenkinti, užsimiršti, pasistengti jo. Ir tada, bet kai tai padarai, tai vėl kažkaip toks numiręs jautiesi ir tada reikia papildomų dirgiklių įvairių ir gaunasi tokios, reiškia, ir dabar visuomeniai pakankamai to daug matosi, tų dirgiklių, reiškia, žmonės stimuliuojasi įvairiausiais ir, kaip sakant, tokiais įprastais tradiciniais būdais, alkoholis ir malonumų, ta, reiškia, visa pramonė didelė. Ir man kartais atrodo, kad čia yra tiesiog to galutinio tikslo stoka. Būtų tikslas, nereiktų taip daryti, kas dažnai paskui ir destruktyviai pasireiškia. Na, o jeigu dabar taip perėjus prie grinai studentiško gyvenimo, kai buvai studentas, kelis momentus, kas tau įstrigo atmintyje kaip tokie, nežinau, gali būti įvairūs, įspūdingiausi, jaukiausi, maloniausi dalykai. Pavyzdžiui, aš labai gerai prisimenu studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, eidavau valgyti studentam skirtos Caritas sriubos. Ir tai buvo mūsų simpoziumas, mūsų puotos vieta, nes susirinkdavom iš įvairių fakultetų studentai, kurie nevengdavom tikrai ateiti naudotis tą galimybę, valgydavom tos makaronus ir ten virdavo pačios linksmiausios ir diskusijos, ir apsikeitimas humoristiniais kažkokiais pastebėjimais, net ir pati kelionė po paskaitų į tą sriubos erdvę būdavo, tikrai labai smagi, džiugi ir maloni. Tai iš tikrųjų studijų dalis labai svarbi buvo ne tik tai, kas vyksta paskaitose, bet ir kas vykdavo greta paskaitų. Aš irgi turiu gerų prisiminimų su valgykla, kaip pasakyti, ir prisiminiau, mes Amerikoje, kai studijavau, tai ten tie 3 metai buvo tikrai, paskaitos buvo labai įdomios ir mes užsidegę tenais dalyvaudavom ir klausydavomės, bet valgykloje būdavo tai pratęsiama su nemažesniu įkarščiu ir irgi užsitęsdavo kartais pietus valandą ir daugiau, nagrinėjant, diskutuojant, ginčijantis. Tai tikrai valgykla, ta stalo bendrystė kažkaip įdomiai ir akademinėje plotmėje vyksta. Man tai būtų tikrai turbūt viena iš įdomiausių, smagiausių prisiminimų. Kitas toks tikrai prisiminimas stiprus, tai dėstytojai, kurie kažkaip sugebėdavo įtraukti į tiesos ieškojimą kartu. Tai štai tavo paminėtas kunigas Jonas Juraitis, kurio 90 neseniai šventėme, amžinybėn iškeliavęs kunigas, tikrai jisai, kaip vienas kolega dabar neseniai išsireiškė, sako, jisai kažkaip tai turėjo galę atrakinti mūsų asmenybės ir visai nemaža dalis jaučiamės jo ir esam dėkingi už tą atrakinimą, kai jisai reiškia savo labai ryškia asmenybė, jis kažkaip sugebėdavo mus įtraukti į keliavimą kartu, į ieškojimą kartu. Tai tos labai tokios stiprios patirtys, kai dėstytojas yra ne tiek informacijos perdavėjas, šaltinis, kiek sugeba uždegti kartu, ieškoti ir tada jau prasideda kelionė. Tada jau, kaip sakant, tai atperka labai daug ir sunkesnių referatų rašymų ir kartais tie dalykai ne visada būna labai smagus, bet reiškia, tas bendra keleiviškumas ieškant tiesos man būtų ko gero svarbiausias dalykas. Taigi, mėly klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Čia aš, Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, studijoje kartu su docentu daktaru Artūru Lukaševičium. Dalijomės prisiminimais apie mūsų teologijos studijas, tačiau vis dėlto laidos tikslas yra jūs taip pat pakviesti į šią teologijos ir religijos studijų bendruomenę, į šią bendrystę. Galbūt esate pašaukti, galbūt turite galimybę, gal
apsilankyti teologijos fakultete ir atrasti jums labiausiai širdį uždegančią studijų programą. Apie konkretybės, apie studijas kalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite kartu su mumis. Jūs klausotės Marijos radijo. Štai mes ir vėl studijoje, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje aš, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius, esu studijoje kartu su fakulteto dėstytoju ir Kauno katechetikos centro direktorium, docentu daktaru Artūru Lukaševičium. Taigi, antroji laidos dalis galima... Turbūt jau laikas yra pradėti kalbėti apie konkrečiai fakulteto siūlomus dalykus šiais metais. Artūrai, gal pirmiausiai klausimas, kokius žmonės labiausiai norėtume matyti fakultete? Visada fakultetas, kalbėdamas apie būtent šią viziją, motyvacijos klausimus, pobūdį mūsų kandidatų, bendradarbiauja būtent su katechetikos centru. Taigi į šį klausimą turbūt labai puikiai galėtum atsakyti. Ačiū. Ne vien, taip pat evangelizacijos centrai, jaunimo centrai yra irgi tie, kurie šį klausimą labai gali gerai atsakyti. Tai mes pirmiausiai kviečiame tuos žmonės, kurie jau yra šiek tiek susidūrę su Evangelijos skelbimu arba matę ir norėtų paragauti to. Tai būtų maldos grupių, jaunimo grupių, įvairių parapijos, aktyvių grupelių dalyviai, jauni žmonės. Tai būtų, tie, kurie nori skelbti Evangeliją ir taip pat jie, žiūrėdami į save, nejaučia pašaukimo į kunigystę ar vienuolystę. Jie lyg tai norėtų galvoti apie šeimą ir tuo pačiu metu skelbti Evangeliją, Dievo žodį. Kartais galvoja, tai kaip ir du tokie nesuderinami dalykai, tai ko gero tada reikia man rinktis kažkokią tai kitą specialybę. Bet visai nebūtinai ir galima, nebūnant kunigo ar vienuolio, savo gyvenimą kreipti, Evangelijos skelbimo, Dievo žodžio skelbimo linkme. Ir kita grupė žmonių, kurie galbūt nėra taip tiesiogiai susiję su evangelizacija, bet jie tokie giliau žvelgiantys ir klausimus keliantys žmonės, panašus Benai į mus truputį, kur prieš pertrauką kalbėjome. Man labai rūpėjo pamatyti plačiau, giliau, kas čia darosi. Aš tai įvardinu kaip gyvenimo žemėlapio. Tie žmonės, kurie nori pamatyti truputį didesnį žemėlapį, negu tik tai nedidelį fragmentą, kuris yra tiesiai prieš akis,
Ir štai tos studijos, humanitarinės studijos, ypatingai teologijos, filosofijos studijos būtų galimybė tą tokį gilesnį, platesnį žemėlapį savo susidėlioti ir tada galbūt padėti ir kitiems jį susidėlioti. Gyvenam labai audringame pasaulyje, tikrai daug pasimetimo yra ir tas tvirtas, geras žemėlapis labai praverstų daugam. Tai čia būtų tokie žmonės, kur aš matyčiau būtų pirmieji kandidatai į studijas. Ir iš tikrųjų šiuos bruožus mūsų programos ir atspindi. Bakalauro studijose kviečiame studijuoti į 2 studijų programas, tai katalikų teologija bei religijos pedagogika. Katalikų teologijos programa trunka 5 metus ir 2 metai joje skiriami filosofijos studijoms. Religijos pedagogikos programa trunka 4 metus ir labiau nei filosofijos studijas, nors jų taip pat yra, bet dėmesys kreipiamas į pedagoginius ir edukacinius aspektus ir baigus studiją suteikiama mokytojo kvalifikacija. Ir šalia pedagoginio pridėčiau tokius praktinius evangelizacinius, reiškia mes ir į centrus, ir į visas programas orientuojamės šitoje programoje, reiškia tai daugiau būtų tokia reiškia teologija praktikoje, skelbti žygiai, programos, jaunimo dienos, reiškia tai būtų šita programa, o kaip teisingai sakai, teologijoje, katalikų teologijos programa daugiau orientuota, reiškia į gelmę tie žmonės, kurie nori tą suprasti, kas čia dedasi. Net ir apriepti ir senųjų kalbų studijas taip pat. Ir iš tikrųjų, abi programos savaip žavios, turi savo ypatumą ir susidomėjusiems tikrai galima papasakoti, galėsime plačiau ir duoti nuorodas į programas. Galit, mėly klausytojai, patys su joms susipažinti ir internete. Taip pat kviečiame ir į magistrantūros studijas. Pavyzdžiui, religinio švietimo programą, šeimotyros programą, religinio švietimo programa susijusi labiau su teologiniais klausimais, teologijos skelbimo, tikėjimo turinio skelbimo klausimais, šeimotyros programa susijusi daugiau nagrinėja lytiškumo, bioetikos, tokios krikščioniškos antropologijos klausimų šiandieninėme pasaulyje. Taip pat yra ir pastoracinės teologijos studijų programa, kurią gali studijuoti tik tais baigusieji katalikų teologiją. Tad apie ją plačiau turbūt neverta dabar čia ir pasakoti. Tie žmonės, kurie baigė teologiją, labai gerai žino šią galimybę. Aš tai aišku norėčiau taip pat pabrėžti tą tikėjimo matmenį, nes turbūt mūsų fakultetą renkasi pirmiausiai tie žmonės, kurie nori ne vien studijų, bet ir patirties, tokios gyvenimą keičiančios patirties. Ir kai nuvykstu į užsienio fakultetus, ten juokauju, nes užsienio fakultetai dažnai turi tokius vadinamusius kempus. Kitaip tariant, studijos ir gyvenimas, bendrabučiai, valgyklos, poilsio erdvė, viskas yra vienoje tokioje stovykloje, viename komplekse. Tai aš juokauju, sakau, mes neturim kempuso, mes turim tik tais mūsų kiemą, mūsų pastatą, bet visas senamiestis yra mūsų kempusas. Nes senamiestyje yra ir jaunimo centras, šeimos centras, Marijos radijas, interneto tarnyba, visi katalikiški centrai, organizacijos ir mūsų studentai tikrai jaučia tą senamiestį, tuos visus ryšius kaip savo namus, eidami Vilniaus gatvėje, gali užeiti visur ir visur įsitraukti, savanoriauti, būti savais, dalyvauti tikėjimo veikloje. Be abejo, pats Vytauto didžiojo universitetas labiau traukia tos žmonės, kurie nori platesnio požiūrio, platesnio žvilgsnio. Universiteto studijų politika, vizija, strategija sako, kad aukštasis išsilavinimas turi būti turtingas. Jis negali būti kaip vienos srities siauras amatas. Ir todėl universitete tikrai daug galimybių, studijuojant, pavyzdžiui, teologiją ar religijos pedagogiką, taip pat susipažinti ir su kitom studijų programom. Pavyzdžiui, galima nemokamai įgyti gretutinę specialybę, bet kurios kitos studijų programos. Beveik 40 studijų programų yra teikiamos studentams. Taip pat galima studijuoti daug kalbų, daugiau nei 10 kalbų, pasirinkti iš kai kurių retų kalbų sąrašo. Ir šiuo metu dabar yra sukurta tokia naujiena universitete, tokia ypatinga studijų programa Akademija cum laude, studijavimas su pagyrimu. Tie studentai, kurie
kreiptųsi, kandidatuotų tapti tais su pagirimu studentais, patektų į tokią labai ypatingą papildomą studijų programą, kurioje dėstytų, netgi nedėstytų, bet dalyvautų tokie profesoriai tarptautinio lygio ir asmeniškai su tuo konkrečiu studentu dirbtų, jam padėtų, būtų jo moksliniai vadovai, tai iš tikrųjų būtų ypatinga tokia akademinė kelionė. Taigi iš tikrųjų tų galimybių labai daug ir jos visos veda, kviečia į platesnės pasaulėžiūros, turtingesnės pasaulėžiūros įgijimą. Na ir be abejo fakultetas mūsų nėra didelis ir turime puikų dėstytojų kolektyvą, tačiau aš visada taip pat jaučiu ir mes, Artūrai, kiek diskutavę esam, kad studentai nori labai daug ir norisi pateikti kaip įmanoma daugiau tų galimybių. Tai iš tikrųjų finansuojami ir dalyvavimas seminaruose ir kažkokiose išvykose. Studentų grupės nuolat vyksta į užsienį, kokius nors teologijos susitikimus arba įvairias paskaitas. Ir tikrai mes džiaugiamės, kad studentų norinčių dalyvautose greta studijų veiklose yra labai nemažai. Dabar labai plačios taip pat ir studijų užsienyje galimybės. Studentai labai nesunkiai išvyksta vieną semestrą studijuoti praktiškai bet kuriame Europos universitete, grįžta, tas laikas įskaitomas jiems studijų trukmę, taip pat gali išvykti į vadinamasias Erasmus praktikas, kitaip tariant, užsienyje praleisti visą vasarą kokioj nors katalikiškoje organizacijoje ar bendruomeniai, susipažinti su ten vykdomom veiklom, parsivežti namo ir diegti naujus metodus. Tai iš tikrųjų nuostabios galimybės ir studentam teikia labai daug džiaugsmo ir labai daug naujo žvilgsnio galimybių. Dar vieną aš tokį paminėčiau dalyką, kuris yra stiprus VDU. Ir ypač, man atrodo, teologijos fakultete, tai yra toksai betarpiškas bendravimas tarp dėstytojų ir studentų, daug artimesnis. Aš kaip studijavęs ir technologijos mokslus KTU, chemijos fakultete ir VDU studijavęs, matau čia tą tikrai stiprią galimybę, kur dėstytojas yra ne tik tai žinių perteikėjas, bet tas toks bendražygis, vyresnysis draugas. Tai fakultete, kadangi grupės yra nedidelės, tai tas kolegiškumo galimybės yra dar platesnės ir studentai pakankamai džiaugiasi. Reiškia, jie per paskaitas turi galimybę diskutuoti ir ginčytis. Ir, reiškia, mes turim pokalbius, kurie prasitęsia į pertraukas. Ir, reiškia, ta tokia kolegiško, mes esam beveik, reiškia, bendražygiai vienoj veikloj, viename žygyje. Kartu tai čia tas studentam patinkantis dažnai dalykas ir jie dažnai vertina ir džiaugiasi. Tai. Mielieji, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, tiesiog neįtikėtina, kaip greitai bėga laikas. Įtariu, kad Marijos radijo laikrodis juda pernelyg greitai ir mes turbūt dar turime 10 minučių, nors operatorius dabar tiesiog Andrius laiškiai purto galvą, kad ne. Artūrai, kokias paskutinės mintis, ką dar norėtum pasakyti? Tai būtinai reikia priminti galimybę gauti papildomą finansavimą studijų išlaidų apmokėjimui arba asmeninį finansavimą tiems studentam, kurie yra aktyvūs krikščioniškoje veikloje. Kitaip tariant, jeigu jūs, mieli klausytojai, esate aktyvūs krikščioniškoje veikloje ir taip pat turite gebėjimų studijuoti, norą studijuoti, kreipkitės ir įvertinsime situaciją. Ir kreiptis reiktų tiesiog fakulteto tinklapyje teologija.vdu.lt, reiktų užpildyti anketą ir jau dabar reiktų negaišti su tos anketos užpildymu. To anketoj bus klausimai, į kuriuos atsakius paskui komisija įvertina tą krikščionišką aktyvumą ir galima, reiškia, netgi studijų krepšelį gauti jo apmokėjimą ir ypač kviesčiau pasvarstyti tuos žmonės, kurie jau turi aukštąjį mokslą, štai kaip tu, Benai, ir aš, kur mums tai yra antrasis aukštasis, visiškai kitos srities. Taigi, jeigu jūs jau turite aukštą išsilavinimą, ar tai būtų bakalauro ar magistro laipsnio, nesvarbu, tačiau norite arba jau dirbate krikščioniškoje veikloje, tai būtinai kreipkitės. Reiškia, šitos finansinės galimybės yra skirtos jums.
Ir nepamirškite ir Katalikų teologijos fakulteto bendrabučio. Toliau gyvenantieji turi galimybę gyventi fakulteto bendrabutyje, senamiestyje, su tikinčiais studentais. Ir tai yra irgi labai gera, nuostabu. Yra merginų bendrabutis, vaikinų bendrabutis, erdvės, kurie galima kartu ir studijuoti, ir melstis, ir būti. Iš tikrųjų, apsilankykite Katalikų teologijos fakulteto puslapyje, interneto svetainėje. Labai nesunkiai ją rasite ir per interneto paiešką. Ten rasite skiltį priėmimas stojantiesiems. Visa informacija ten pateikta, ją nesunku tikrai suprasti. Jeigu kiltų klausimų, kviečiu skambinti į Katalikų teologijos fakulteto dekanatą telefonu 837, tai Kauno kodas, 837, telefono numeris 323477. Kartoju, 323477. Mums visuomet labai norisi naujų, nuostabių, puikių, motyvuotų bendražygių, tikėjimo bendražygių. Ir būtų tikrai nuostabu, jeigu tikėjimo troškimas dega jūsų širdyje, jeigu dega jūsų širdyje troškimas pažinti Evangeliją, pažinti gerąją naujieną, pažinti krikščioniškąją antropologiją ir taip pat išmokti efektyviau dalintis tą gerąją naujieną su kitais. Tikrai galbūt esate pašaukti studijuoti katalikų teologiją arba katalikiškasias religijos studijas, tapti Evangelijos skelbėjais, profesionaliais Evangelijos skelbėjais. Tai tiek, mielieji, gera buvo būti su jumis radijo eteryje. Jūs girdėjote laidą Akademija. Čia šioje laidoje Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius kalbėjosi apie studiją su Kauno arkivyskupijos katechetikos centro direktoriumi ir fakulteto dėstytoju, docentu daktaru Artūru Lukaševičium. Likite su Marijos radiju, likite su Dievu.